Susitikimą su jūsų seniūnais ir iš seniūnai jau buvo sunkiai pažįstami, nors mes matėmės prieš mėnesį laiko. Tai aš noriu pasakyti, kad su seniūnais prieš mėnesį laiko. Tai aš noriu pasakyti, kad mes per tuos laiką, per tą, kurį nesimatėme su kitais studentais, turėjome šiokių tokių darbų nuveikti, buvome susitikę su Vilniaus studentais 3 amžiaus universiteto, jų iniciatyva, jie patys važiavo ir labai važiavo į Nidą, Neringą, buvo susitikę su mūsų seniūnais, nes jų buvo nemažai, pilnas autobusas, tai apie 60, gal 50 ten žmonių, buvo kartu su mūsų seniūnais susitikime dalyvavo, mes aptarėme apie galimybę bendravimo tolesnio, nes aš noriu dar kartą pasakyti, nuo pat pradžių mūsų įsteigto universiteto, sveikatos universiteto, 3 amžiaus universiteto tikslas yra ne vien tik tai tos paskaitos, kurias jūs išgirstate čia, Klaipėdos universitete. Mes norime pasakyti, kad jūs, kai pabaigsite tas studijas, jos turėtų tęstis, aišku, gal ne visi, bet patys aktyviausi, kaip ir Vilniaus universiteto studentai 3 amžiaus universiteto, jie tęsia patys aktyviausi, ten apie susibūrė apie 80, jūsų tarpe yra ne vienas žinomas mokslininkas, praeitį buvę profesoriai, docentai ir daktarai ir poetai. Ir jūs tikrai turite tą iniciatyvą, mes kiek galėsime, padėsime ir toliau. Kai jau gausite diplomus, nereiškia, kad jūs jau užbaigėte. Viskas, daugiau nebereikia nieko mokytis. Mokymasis visą gyvenimą, tai yra šiuo metu visam pasauliu skatinama iniciatyva. Mokytis reikia visą gyvenimą ir tas žinias pritaikyti irgi yra labai svarbu. Tai kalbėdami su Vilniaus universiteto 3 amžiaus studentais, aš manau, kad jūs šiandien dar su savo seniūnais kartu turėdami laiko pasidalinsite patirtimi, kaip jie mato ir kaip jie jau turėdami ilgesnę patirtį, ne tokią gausą studentų skaičiumi, ne tiek gausiai, bet šiek tiek ilgiau dirbdami jie mums papasakojo, kaip reikia dirbti, kaip galime bendrauti toliau tarpusavį ir kokius projektus, kokius tikslus mes galime pasiekti. Tai aš noriu pasakyti, kad šiandien ir dar kartą sveikindamas visus su mokslo metų pradžia, noriu pasakyti, kad šiandien po to bus skiriama po paskaitos pirmosios, kuri bus daugiau tokia informacinė, bus skiriamas laikas pabendrauti su savo seniūnais, savo grupių ir aptarti kitus reikalus. Tai vėlgi laukia jūsų egzaminai, ne šiemet jau ne taip ramiai praeisite, kaip praėjusiais metais, tai reikės laikyti egzaminus, nes gausite diplomą, kad baigėte sveikatos fakultetą 3 amžiaus. Aš noriu nesijuokdamas pasakyti, kad yra svarbu lankomumas, nes mes taip irgi negalime bet kam diplomų dalinti ir neišegzaminavę, matydami, kad nieko nesužinojo žmonės. Tai lankomumas yra svarbus ta prasme, kad jūs praeinate neformalaus ugdymo. Neformalus ugdymas yra 40 kreditų, kuriuos mes užskaitom, jeigu jūs sugalvotumėte studijuoti universitete, sakysime, mūsų ar kažkuriame kitam universitete sveikatos mokslus. Arba jūs sugalvosite, tapsite sveikatos mokytojais, kad ir savo kolegom pirmakursiam, kurie pradės studijas kitą antradienį. Jau dabar yra užsiregistravę beveik 200 studentų norinčių pirmam kursę studijuoti. Tai va, jūs jau būsite tie, kurie galėsite ir mum padėsite kartu spręsti pirmakursių problemas ir juos mokyti. Na, kaip reikia sveikai gyventi, kaip jūs laikotės sveikos gyvensimos principų, ką jūs čia išmokote, be bendravimo, sakysime, ir be tų paskaitų. Ar tai buvo kažkokia nauda, ar jinai nebuvo, jūs pasakysite savo ateinantiem pirmakursiam, savo kolegoms. Tai šiandien aš dabar norėčiau, nes turi išeiti mūsų dėstytoja, turi išeiti į tarybos posėdį, norėčiau pakviesti dar Nataliją Stominą, miesto tarybos narę ir mūsų universiteto
sveikatos mokslų fakulteto skaitė, atsimenat, ne kartą ir paskaitą skaitė sveikatos mokslų fakulteto plėtros koordinatorė, mokslų daktarė Natalija Stomina, pakalbėti apie galimybę socialinių projektų, socialinios veiklos, nes aš noriu dar kartą visiems pasakyti, nes įvairiausių gandų mes išgirstame miestą, kad čia šitam projektui mes čia gauname vos ne kelis milijonus litų arba dar. Nei vieno lito nesame gavę, tai yra mūsų iniciatyva, Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto iniciatyva. Visa veikla yra labdaringa, visiškai labdaringa. Kodėl mes užsiimame šią veiklą? Dėl to, kad pirmiausia norime jūsų užimtumą šiek tiek padidinti, nes tai mūsų yra tikslas sveikatos mokslų. Viena iš programų yra ergoterapija, būtent kur yra užimtumo terapija. Tai yra, kaip galima žmogų gydyti užimtumu, dar kitaip sakant, palaikyti jo sveikatą, ne vien tik tai gydyti. Ir šį penktadienį, kas labai domisi tokiom problemom, aš kviečiu mūsų apačioje bus konferencija, būtent reabilitacijos užimtumo terapijos apatiniai, šitam pačiam Studlende apatiniai konferencijų saliai. Tai ir dramos terapija, ir lėlių terapija, ir vaikam, ir vyresniems žmonėms bus moksliniai pranešimai. Kas domisi tokia mokslinė prasme, prasideda nuo 10 iš ryto bus organizuojama konferencija, tai kas labai domisi, ne aš nesakau, kad visi ten ir nesutilpsim visi, bet kas ten daugiau moksliniai pranešimai, bet ir studentai skaitys, tai yra grynai užimtumo terapija. Tai mūsų tikslas yra vienas užimtumas jūsų, antras tikslas yra mūsų universiteto, Klaipėdos universiteto viešinimas, trečias parodyti, kad Klaipėdos universitetas yra tikrai reikalingas kaip regioninis, ne tik tai mokslo ir studijų centras, bet jisai reikalingas kaip ir kultūros centras. Kad jūs, kurie pirmą kartą apsilankėte mūsų universitete, pamatėte, kokios mūsų yra auditorijos, kaip mokosi mūsų jaunoji karta ir kad universitetas yra reikalingas. Nes dabar kiekvieną dieną mes girdim, kad Klaipėdai nereikia universitetą, ir ypač iš dabartinės. Tai mes su tuo nesutinkame ir mes norime parodyti, kad Klaipėdai reikia, kad universitetas yra reikalingas. O kaip mes galėtumėm kažkokias kitas lėšas apart mūsų rėmėjų, kurie ir šiandien šiek tiek, aš manau, kad gal pavaišins po to, bet kalbant arbata ir dar kažkuo ten, kaip mes galėtumėme bendrom pastangom pasiekti šiek tiek ir kitų tikslų, kad gauti ir jum lėšų kažkokių kartu bendrai veiklai. Tai Natalija, aš manau, irgi pakalbės apie tai ir apie bendrus mūsų mokslus, ką šiais metais mes esam irgi numatę, tai šiek tiek Natalija, tada prašom pakalbėti. Puiku. Labą dieną, mėly studentai. Labai malonu jūs visus matyti vėl susirinkusius ir sveiki atvykę jau pradėti antrą kursą, tai vėl kime į mokslus. Savo pasisakymą aš norėčiau pradėti nuo tokios pakankamai senos istorijos. Vyko paskaita. Ši istorija, tai buvo tikra istorija, jinai vyko vienam iš Europos universitetų. Vyko paskaita ir kai profesorius pabaigė savo paskaitą, jis paprašė vieną studentą atsakyti klausimą. Ar egzistuoja Dievas? Studentas pasakė taip. Tada profesorius paklausė, ar egzistuoja blogis? Studentas pasakė taip. Ir profesorius pasakė, tai jeigu Dievas leido, kad egzistuotų blogis, reiškia Dievas yra blogis. Ar taip? Studentas pasimetė. Ir jis atsakė taip. Profesorius liko labai patenkintas savimi ir pasakė savo paskutinę išvadą, kad tai reiškia, kad Dievas neegzistuoja, nes blogis nėra Dievas ir negali egzistuoti. Tada iš salės vienas studentas pakėlė ranką ir paklausė, ar galima, aš taip pat jūs paklausiu, profesoriau. Profesorius patenkintas pasakė taip. Studentas paklausė, ar egzistuoja šiluma? Profesorius pasakė taip. Ar egzistuoja šaltis?
Profesorius pasakė taip, bet studentas jam atsakė ne. Šalčio neegzistuoja. Šaltis tai yra tokia būsena, kai nėra šilumos. Kai temperatūra sumažėja iki 0 laipsnio, sustoja vystytis visi gyvybės procesai. Mes puikiai žinom, ar ne, kad vanduo pradeda šalti, bet tai nėra šaltis. Šaltis tai yra tik tai žmonių sugalvotas žodis, kad apibūdint būseną, kai nėra šilumos. Profesorius susimąstė. Tada studentas paklausė, profesoriau, ar egzistuoja šviesa? Profesorius atsakė taip. Studentas paklausė, profesoriau, ar egzistuoja tamsa? Profesorius jau pradėjo nerimauti ir atsakė taip. Tada studentas pasakė, profesoriau, jūs klystat, tamsos neegzistuoja. Tamsa tai yra ta būsena, kai nėra šviesos. Mes galim tirti šviesą, mes galim tirti šviesos spindulius įvairiais būdais, bet mes negalim tirti tamsos. Mes galim tirti tamsą tik tai tokiu atveju, jeigu ten atsiranda šviesa. Nes visiška tamsa tai yra tik tai žmonių sugalvotas žodis, kad apibūdinti šviesos nebuvimą. Ir tada studentas paklausė profesorių. Profesorių, ar egzistuoja gėris? Jau į šį klausimą bandė atsakyti šiandien profesorius ir kitas studentas. Ir profesorius pasakė taip. Ar egzistuoja blogis? Profesorius pasakė taip. Ir studentas jam vėl atsakė. Ne. Blogio neegzistuoja. Tai yra tik tai ta būsena, kai mes jaučiamės blogai. Kai gėris nėra visiškas gėris. Bet tai yra tik tai tam tikra žmonių emocinė būklė, kai mes jaučiamės blogai. Nes iš tikrųjų blogio neegzistuoja. Yra tik gėris. Ir reiškia galutinė išvada iš šio viso pasisakymo, iš šios analizės yra tokia, kad Dievas egzistuoja. Tik tai kartais žmonės pamiršta, kas yra Dievas. Dievas tai yra gėris, o blogio neegzistuoja. Ir šio studento vardas buvo Albertas Einšteinas. Tai norėčiau, kad jūs per šios mokslo metus jaustumėtės taip, kad jūs jaustumėt tik šviesą ir išsklaidytumėt tamsos visus spindulius, taip apšviestumėt tamsą, kad jums būtų šviesu, kad jūs jaustumėt tik šilumą, kad jums būtų šilta ir nebūtų jokio šalčio, ir kad jūs jaustumėt studijose, paskaitose tik tai gėrį, o visas blogis išeitų kuo toliau. Nes mes dabar su jumis puikiai žinom, kad blogio neegzistuoja. Tai yra tik tai tam tikra būklė, kai žmonės negali jaustis gerai. Dabar aš norėčiau trumpai tiesiog papasakoti apie tai, kas jūsų laukia šį pirmą pusmetį. Tai bus įvairūs susitikimai su profesoriais, docentais ir daktarais, kurie kartu su jumis dirbs, pasakos naujovės tam tikrose srityse. Ir viena iš paskaitų bus apie senatvę, tiesiog apie mitus ir realybę. Jūs sužinosit, kas yra senatvė, kokios yra pagrindinės teorijos apibūdinančios senatvę. Ir iš tikrųjų atsakysite pagrindinį klausimą. Nes kai mes žinom puikiausiai, kai pasaulyje vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, visus mokslininkus kankina vienas klausimas. Ar iš tikrųjų mes prailginam senatvę, ar mes prailginam jaunystę? Tai yra, ar mes ilgiau esame jauni, ar mes tiesiog greičiau pasenstame ir ilgiau esame seni. Tai aš manau, kad atsakymą šį klausimą jūs puikiausiai surasit ir iš tikrųjų sužinosit, kad vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja dėl to, kad mes ilgiau esame jauni. Toliau kalbėsim su jumis apie širdies ir kraujagyslių ligas ir jų prevenciją. Jūs sužinosit pagrindinius ir simptomus, kuriuos reikia patiems mokėti stebėti. Sužinosit, kaip prižiūrėti, sakykime, savo, jeigu turit širdies kraujagyslių sutrikimus, kaip geriau valdyti tas ligas. Ir turbūt esat girdėję, žinot, kad kol kas dėja Lietuva širdies kraujagyslių ligų tame kontekste pirmauja Europoje ir kiekvienais metais yra sudaromi įvairios ataskaitos, apklausos, analizuojami duomenys ir kol kas
iš visų ES šalių mes atrodom šioje vietoje nelabai gerai. Tačiau tik tai nuo pačių žmonių priklauso, kaip mes sugebėsim valdyti šią lygą. Ir jūs apie tai kalbėsit labai nuodugniai išsamei paskaitose. Taip pat kalbėsim su jumis apie sveikatos priežiūros kokybę. Sužinosim, kokie yra, ar gali būti, ar yra pagrindiniai indikatoriai, kaip mums vertinti tą sveikatos priežiūros kokybę. Taip pat sužinosit, kokios programos finansuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos yra vykdomos pirminės sveikatos priežiūros grandyje. Ir kad jūs tikrai, visos programos yra orientuotos į tam tikras amžiaus grupės, bet dažniausiai tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Kai kurios programos skirtos vyrams nuo 40 metų ir vyresniams, kai kurios kitos programos yra skirtos vyrams ir moteriams nuo 50 metų ir vyresniams. Tai jūs beveik visi turit galimybę dalyvauti šiuose programuose ir kasmet ar kas 2 metų nemokamai gauti tam tikrus tyrimus. Tai apie tai mes taip pat su jumis pakalbėsim, kaip dalyvauti tose programuose. Taip pat tikėtina, kad jeigu bus dar įdomesnių paskaitų, ar mūsų kolegos iš Indijos ar iš kitų šalių norės pasidalinti savo žiniomis tam tikrose srityse, tai tikrai mes tai organizuosim ir galbūt tai bus pakeistos kažkiek kitos paskaitos, ar ilgiau mes susitiksim su jumis antradienį per paskaitas, tam, kad jūs gautumėt kuo daugiau ir kuo įvairesnių žinių iš įvairių sričių. Tai čia tiek apie mūsų tą planą, kaip mes su jumis bendrausim ir bendradarbiausim. Ir toliau, ką ir minėjo dekanas, apie socialinių reikalų komiteto veiklą. Aš Klaipėdos miesto taryboje atstovauju kaip tik visų socialinių grupių interesus. Ir man asmeniškai taip pat būtų labai įdomu visos jūsų problemos, kurios gali būti sprendžiamos miesto lygmenyje. Šiuo metu noriu pranešti, kad taip pat yra paskelbtas socialinės paramos skyriaus nevyriausybinių organizacijų rėmimų konkursas. Ir iki lapkričio 3 dienos, jeigu jūs dalyvaujat ir aš manau, kad mes su vieša įstaiga 3 amžius mes tikrai paruošim paraišką, kad gauti finansavimą tam tikrom veiklom paremti vyresnio amžiaus žmonės, nes miestas tikrai tam skiria finansus. Tik kartais mes galbūt nežinom, nes kaip mes šiandien ir kalbėjom su ponia Irena Linkauskienė, kartais ta informacija tiesiog nepasiekia tos žmonės, kurie yra suinteresuoti gauti paramą. Tai jeigu jūs dar dalyvaujate įvairiuose nevyriausybinio organizacijų veikloje, socialinėje veikloje, tai labai prašom, jūs galite kontaktuoti tiesiogiai su manim ir aš tikrai, aš negaliu, aišku, jums konkrečiai padėti kažką parašyti, bet aš tikrai mielai pakonsultuosiu visais jums rūpimais klausimais. Nes yra skiriamos įvairūs projektai ir savivaldybė, taip pat mes galim kreiptis ir žinau, kad kultūriniai renginiai, jūs organizuojat kitose veiklose pakankamai jų daug. Tam tikslui taip pat yra skirtos lėšos. Kaip ir šiuo metu paskelbtas dar yra ir sporto organizacijų rėmimo konkursai. Tiesiog visa informacija yra patalpinta Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje, bet kaip jau ir minėjau, kad jeigu kyla jums klausimai, tai prašom kreiptis, mes tikrai maloniai bendradarbiausim ir atsakysim visus klausimus. Tai turbūt tiek, jeigu turit dabar atvirų klausimų, tiesiog gal kurie rūpi visiems, tai prašom paklauskite. Taip. O kur jums rašti, jeigu individualiai? Kur rašti? Kaip tik į socialinių reikalų komiteto posėdį. Taip, mano mobilusis telefonas 8 674 00 624. Aš taip pat, darbo telefonas yra 39 8 565. Nes aš dirbau sveikatos mokslo fakulteto plėtros koordinatorė 415 kabinete. Tai kas buvo, tai žinot, čia yra tas pats kabinetas kartu su Vilma Steravičinė, jūsų viso kurso kuratorė. Tai mes esam su ją vienam kabinete, jūs visada galite ateiti ir pabendrauti. Aš taip pat paliksiu čia ant stalo keletą savo vizitinių kortelių, jūs galėsit tą informaciją dar pasiūlyti.
studentai, sakykime taip. Susitikime buvo jų netoks gausus būrys, bet matyt patys aktyviausiai. Jie buvo nustebinti, kad mes gauname šitokias sąlygas mokymuisi, šitokias paskaitas ir tokie garbingi profesoriai ir dėstytojai mums paskaitas skaito. Tai yra nuostabu. Ir tikrai prie tos padėkos pridedu ir tai dar. Ir todėl, kad įdėtas mūsų darbas nenueitų veltui, nebereikalo šiandieną buvom paraginti, kad nesustokim, gavę diplomus, dar tai bus ateitis žinoma, ir gilinkim savo žinias, nestovėkime vietoje, čia ir mūsų jaunystė. Jeigu mes gilinsim žinias, Ačiū, ponia Irena. Šiandien jau ruduo, bet turime labai puikų orą. Šiais metais ir pavasaris, ir vasara, ir ruduo buvo mums dosnus, sakysime, taip. Ir nebuvo labai daug lietaus, palydavo kiek sakysim, ir, ne tiek jau daug, kiek galėtų lyti, ne kartais kaip lydavo. Ir oras buvo pakankamai šiltas visai. Ir šiandien mes turim, matot, net 8 dienom ir šildymo sezonas vėliau, ne, tai reikės pigiau mokėti. Tai yra iš vienos pusės, bet sveikatos prasme jau mes vėl susilaukėme nemažai, matome nemažai skambučių įvairiausių, kad yra jau reikia šildyti, nes atsiranda įvairiausių virusų. Ne? Ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad šiuo metu virusinė infekcija yra pakankamai pavojinga, jinai roto tas virusas, kuris šiuo metu yra užtinkamas ir aptinkamas tarp sergančiųjų. Jisai kartais prasideda nuo slogos, nuo gerklės kažkokių, bet yra ir pilvo skausmai, tai reikia saugotis. O kaip apsisaugoti? Pagrindinis apsisaugojimas yra grūdinimasis. Ne? Jūs patys žinot labai puikiai, mūsų kartais irgi žurnalistai klausia, kaip jūs apsisaugosit. Nėra vieno vaisto apsisaugot nuo viruso. Jūs žinot, kad virusas yra pati mažiausia dalelė. Pati mažiausia dalelė tai nėra tas pats bakterija. Kartais, kai mes girdime mūsų ir žymiausius politikus, net vadovaujančius sveikatos apsaugai, mūsų, kai sako, sulygina virusą su bakterija, tai yra šiek tiek mums gydytojams keistoka, nes tai yra visiškai skirtingas dalykas. Virusas neturi apvalkalo, jisai neturi senelės kažkokios, tai yra viena tik tai DNR, dezoksiribonukleininė rūgštis arba ribonukleinė rūgštis. O tuo tarpu bakterija yra didelis, palyginti su virusu, yra kelis kart didesnis darinys, kuris turi aiškę savo senelę, ir bakteriją galim gydyti antibiotikais. Ne? O virusų nereikia gydyti antibiotikais. Ir jūs niekad nepradėkite virusinės infekcijos ieškoti antibiotiko kažkokio. Nereikia, nepagydysime, antibiotikai neužmuša virusų. Tai tik bakterijos gali užmušti virusus. Taigi, noriu palinkėti, kad šiais metais dėl ligos kuo mažiau reiktų praleisti paskaitų, kad jūs galėtumėte labai sėkmingai jas lankyti, nesirgdami, nors aš ir žurnalistams sakiau, kad jūs buvot labai gerai lankanti grupę, nes net tokiom dienom, kai atrodė, kad jau dangus su žemė maišosi. Tai mūsų tikrų studentų mes nedaugiau 50% sulaukiame, o jūsų buvo kiekvieną dieną tą pačią baisiausią, aš atsimenu, irgi 2 beveik pilnos auditorijos. Tai rodo motivaciją žmogaus ir tai yra pats svarbiausia. Ir man dėstytojai, kurie dirba su jumis, ir dabar prašosi, sakė, aš irgi noriu paskaityti, nes man tokios motyvuotos auditorijos neteko sutikti. Ir docentė Birutė Strukčinskienė, jis klausė, kada atsimena turbūt, neskaitė, sakė, aš noriu šiais metais, sakė, skaityti, sakau, galėsi skaityti, žiūrėsim tik kada, gal pirmą kursam, bet jinai labai tą patį kalba Natalija Istomina, ir kad tai yra auditorija jūsų yra pati, akis rodo, kad žmonės nori kažką sužinoti, nori daugiau sužinoti, o tai dėstytojų yra labai svarbu. Tai yra viena iš svarbiausių, sakysime, dėstytojų, pačio dėstytojo pasitenkinimo galimybių jam pačiam, kai jis mato, kad žmogų sudomina.
Natalija kalbėjo apie senatvę, tai aš norėčiau šiek tiek mokslinę prasme sugrįžti. Pasaulinė sveikatos organizacija šiuo metu jau pati yra labai ant didelio svarstymo, jeigu svarstymo ribos. Jūs žinote, kad anksčiau buvo skaitoma, kad jau senas žmogus skaitomas virš 75 metų, bet ilgėjant laiko, ilgėjant trukmei gyvenimo, šiuo metu jau yra aiškiai peržiūrima, net Pasaulinė sveikatos organizacija nori paskelbti ir turėtų tai artimiausių metų deklaruoti, kad senatvė pagal, jeigu žiūrėsim nuo gimimo iki suaugusio žmogaus amžiaus, senatvė turėtų būti vertinama virš 80 metų, tai yra octogenarians, tai yra dabar jau visur mokslinėje literatūroje atsiranda toks terminas octogenarians, tai yra virš 80, daugiau negu 80 metų. Mes esame darę ne vieną tyrimą, Klaipėdos universitetas kartu su Islandijos Reikjaviko universitetu, vienas iš vedančių Švedijos universiteto, Lundo universiteto profesorius Jorgas Svensonas, kartu mes dirbame, jisai nagrinėja senatvės senėjimo problemas. Tai yra iš tikrųjų labai įdomus tyrinėjimai, kaip sakė prieš tai ir Natalija, tai reiškia, kad prailgėja ne senatvės, mes prailginame gyvenimą, ne senatvės trukmės atžvilgių, o jaunėjimo prasme. Na, ir tai ir yra mūsų tikslas, ką jūs šioje auditorijoje išgirstate. Ir aš manau, kad ir šiemet susitiksim, pavasarį gal, kad pamatytų, kaip sakiau, profesorius Čiauchanas, iš Indijos, kad jisai per tos 2 metus įvertintų, kiek jūs pajaunėjate. Ar iš tikrųjų, ar visi laikotės tų valymo procedūrų akių, nosies ir burnos. Kaip ten yra su ta ajurveda, koks tas požiūris yra į kinietišką, į kinų mediciną. Tai netradicinė medicina. Vėlgi galėsim mes pasižiūrėti po tų studijų, o ką sakė prieš tai mūsų seniūnė, ką sakė, kad egzaminas laukia irgi, tai čia irgi nėra jokai, kaip sakiau, vis tik tai reikės kažkaip atsiskaityti ir kažkokias žinias, gal ne žodžiu, nes visų žodžių mes negalėsime išklausinėti, čia praeis kelios savaitės, kol su kiekvienu išsikalbėsim, tai žodžiu labai sudėtinga bus, bet raštu kažkokį tai atsakymus, kažkokius svarbiausius klausimus reikės žinoti, nes matote, jau ką padarysi, tam yra ir universitetas, yra paskaitos, po to yra įvertinimas. Taip ir įvertinimas, gal jisai bus teigiamas, aš manau, bet svarbu, kad būtų vis tiek įvertintos žinios, kiek jų prisidėjo, kiek tų žinių sužinojote daugiau. Tai toks būtų mano pradinis pasakymas. Dabar ką mes šiandien turėsim. Dar po to, šiandien, kaip aš ir sakiau, labiau mes skiriame tokią dieną šventinę organizaciniam jūsų pabendravimui, tai galėsite išgerti arbatos kartu pabendraudami. Bet aš norėčiau, kad nebūtų tokios didelės sumaišties ir kad kiekvienas seniūnas, kuris yra šiandien priekį sėdi, ten kai kas turi kortelę ir kitur, kad kiekvienas seniūnas susitiktų su savo grupe ir galėtų pasikalbėti, atžymėti. Tai prieš baigiant tą mūsų, ne dabar, bet prieš baigiant aš pasakysiu, kur labiau renkasi, kurioje grupė, kurioje pusėje, kad nebūtų tokio blaškymas, nes labai tas blaškymasis po to neaišku, nespėja pasižymėti, nebežino žmonės, atsižymėja ar neatsižymėja, gaunasi ne visiškai tikslus duomenys, nes tie duomenys irgi yra labai svarbus. Mes taip pat norėtumėme sužinoti, iš jūsų, ką jūs labiau norėtumėte dar likusiam kitiem metam, kokios jūs domintų labiau temos. Tai tą būtų gerai, kad jūs irgi per seniūnus perduotumėte, nes labai yra įvairios nuomonės, mes negalime
yra jūsų 700 virš 700, kiekvieno negalėsim mes niekaip kiekvienam perskaityti individualiai. Vienam įdomu yra gintaro terapija, sakysim, kitam įdomu arklių terapija. Na, tai, yra, taip, iš tikrųjų mokslas yra ir arklių terapija, kitam gintaro terapija. Ir mes turim tas visas specialistus, kurie gali kalbėti apie tai. Turime mes iš tikrųjų, bet tai, yra visgi labiau, mūsų tikslas yra labiau platesnės temas, kurios yra aktualesnės visiems, kaip sakėme, širdies kraujagyslių lygos yra labai paplitusios, yra onkologinės lygos, kaip apsisaugoti nuo jų, net yra, kokios yra patikros, kaip atliekamos, atsakysime, mes kaip tik šiandien vyksta susirinkimas ministerijoje, man turi šiandien aš su profesoriu Strupu turiu kalbėtis, yra Vilniaus universiteto chirurgijos klinikos vadovas, kur esat gal ir skaitę ne kartą, kepenų transplantacijos yra atliekamos. Profesorius Strupas kaip tik vakarų Lietuvoje mes neturėjom storosios žarnos vėžio patikros. Ir tik Vilniuje, Kaune buvo atliekama čia kelis metus. Tai turėtų prasidėti ir pas mus, ir Klaipėdoje. Atliekama storosios žarnos patikra dėl vėžio, kad apsisaugoti. Kolorektalinis storosios žarnos vėžys labai plinta labai sparčiai ir užima antrą vietą tarp visų vėžių. Jeigu krūties vėžys moterim, plaučių vyram Lietuvoje, tai jau pradeda kai kur į antrą vietą ateiti. Mažėja skrandžio vėžio, bet už tai didėja storosios žarnos vėžys. Tai kaip jo apsisaugoti, kaip galima jį apsisaugoti, kaip laiku diagnozuoti, tai vėlgi yra bendra mūsų, sakysim, tokia tema, kuri gali būti, mes manome, kad tai yra įdomi ir ją galime nagrinėti, nes ir tai, kad būtų naudinga jums ne vien tik tai tos žinios, kurios yra įdomios. Tas įdomios galim pasiskaityti kartais ir, sakysim, net ir nemoksliniuose žurnaluose. Tuo tarpu tos naudingosios žinios jos yra šiek tiek svarbesnė. Dabar taip pat jūs turėjote praėjusiais metais susitikimus su įvairiais profesoriais iš kitų valstybių, ir iš Maskvos buvo, ir iš Rusijos, taip pat šiemet, aš manau, kad irgi tos pačios, ne tie patys profesoriai, bet išliks tokios panašiai tie mokslai mūsų kaip ir praėjusiais metais, patys įdomiausi profesoriai skaitys paskaitas, kaip mūsų manimų, bet vėlgi mes ir norime sulaukti iš jūsų apie apsisaugojimą nuo akių ligų, kaip jas atpažinti, tai praėjusiais metais. Tai yra tos tematikos, kurias mes galėtumėme įjungti ir dar labiau pabendraujant kartu pakalbėti apie tai. Tai va tokia būtų mano pageidavimai šiandien kalbantis su seniūnais, kad jūs išreikštumėte tas savo norus. Aš noriu pasakyti dar kartą, kad iš tikrųjų Klaipėdos universitetas stengsis kiek įmanoma kartu bendraujant su jumis ir padėti, nes mes turime galimybės pakviesti konferencijas. Atsimenate praėjusiais metais, kas dalyvavote koncerte, iš esmės mūsų studentų, kalėdinėme koncerte. Tai aš manau, kad ir šiemet studentai kažką sugalvos. Vėlgi, jau šį penktadienį, aš sakiau, kviečiu į konferenciją dar kartą reabilitacijos. Šitam pačiam pastate, tik pirmam aukšte, vyks šita konferencija 10 valandą ergoterapijos reabilitacijos pritaikymo, užimtumo terapijos pritaikymo gyvenime, kaip ją galima pritaikyti. Taip pat ne kartą jau važiavo jūsų delegatai, išvažiavo atitinkamus susirinkimus, mes irgi kažkiek padėjome ir davėme transportą universiteto, jūs esat mūsų studentai, tai kiek įmanome mes stengiamės padėti, kad jūs galėtumėte susitikti, dalyvauti su tokiais pačiais studentais kitose miestuose, tai yra Marijampolė. Dabar aš skaičiau ne kartą jau paskaitas ir trečio amžiaus universiteto studentams Kretingoje. Aš manau, kad galėsime susitikti ir su kretingiškiais per tuos mokslo metus šiek tiek. Jeigu mūsų rėmėjai, kurie šiandien remia irgi mūsų tą arbatos ir čia duonos paragavimą po to, bet bendraudami galėsime Fazer kepyklą, kuri remia
šiandienos irgi kažką žadėjo, aš dar nenoriu dabar sakyti, seniūnai žino, bet jie irgi liktai žada kažką paremti, jum ekskursijas kažkokias, gal ir bus taip kad viskas per tuos metus bus. Aš manau, kad mes kartu dirbdami sužinosime daugiau žinių, įgysime, labiau dar susipažinsime bendraudami tarpusavę, ar iš tikrųjų bus paskui gaila įsiskirti, reikės kažkam tai organizuotis ir likti tokiam veiklesniem, bent jau tie, kuriem reikia tik diplomo, tai tada su tais įsiskirsim, o kuriem reikia bendravimo ir žinių, su tais nesiskirsim. Tai va, būtų mano šios dienos toks pasvarstymas, o dabar matau, kad jau yra pertraukos laikas, tai aš manyčiau, kad tas mūsų pradžia būtų tokia, šiandien rimtesnių paskaitų mes nesame numatę jums skaityti, nes tai yra pirma diena, 45 minutės jūs turite dabar laiko pabendrauti su savo